Sveiki, čia Infodiena su svarbiausiais įvykiais iš Lietuvos ir pasaulio. Kaip ir kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį, speciali Infodienos ir žurnalo Business Start rubrika apie verslo galimybės vis kitoje šalyje. Ir šiandien toli iš rytų Europos nevažiuojame, nors politiškai Ukraina atrodo pakankamai toli. Ir dabar pakalbėkime apie tai, kaip ten galima vystyti verslą. Studijoje yra Regimantas Jablonskas, Užsienio reikalų ministerijos išorinių ekonominių santykių departamento direktoriaus pavaduotojas. Labas vakaras. Labas vakaras. Bendrovės Snaigė vadovas Gediminas Šeika. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir tikėkime, kad prie mūsų prisijungs Vladislovas Kalinauskas, bendrovės Baltic Trade atstovas. Jie stengiasi gerinti santykius tarp Lietuvos ir Ukrainos, verslo santykius. Na ir ponas Jablonskai, jūs 5 metus dirbote Ukrainoje. Ką ten reikėtų žinoti apie verslo kultūrą apskritai? Taip, teko praleisti dirbti ambasadoje, Lietuvos ambasadoje Ukrainai. Dirbau patarėjo ekonomikos klausimais, teko tikrai nemažai su pačiu verslu, siekiant Lietuvos plėsti Lietuvos eksportą į Ukrainą, nemažai padirbėti. Kalbant apie verslo aplinką, tai lyginant Ukrainą su ES yra, galiu pasakyti, Ukrainos rinka labai rizikinga, bet pelninga. Ta rodo ir patys dvišalės prekybos apimtis. Praėjusiais metais pirmą kartą dvišalėje prekyboje jį viršijo 1 milijardą eurų. Niekad daugiau kaip per 20 nepriklausomybės metų tokių skaičių neturėjo. Tai galime pasakyti, kad kur dideli pelnai, ten ir verslo pati aplinka. O kame ta rizika yra, apie kurią jūs kalbate? Tai verslo rizika tokia, kad pagrindinis dalykas ten prekiauti reikia turėti vietinį arba didelį partnerį. Tai mažina pačią verslo aplinkos riziką. Tos lietuviškos kompanijos didesnės, tokios kaip ir didžiausia, galime paminėti eksportuoti Ukrainos rinką, Orlen Lietuva, turi savo atstovybę, išlaiko. Daugelis Lietuvos įmonių prekiaudamos su Ukraina stengiasi eiti kitų kelių. Jos ieško patikimų partnerių, kurios galėtų sėkmingai toliau pardavinėti, prekiauti lietuvišką produkciją Ukrainoje. Ir tai iš tikrųjų mažina tą pačią verslo riziką ir išlaikymas pats yra mažesnis pačios kompanijos sąnaudų. Tai pati įmonė apsispręsdama pradėti eiti į Ukrainą turi labai gerai pasverti tą pačią verslo riziką. Tai tam ir problemos didžiulės yra, kad turi pasiskaičiuoti ir tada tik eiti į tą pačią rinką. Ponas Šeika, bendrovė Snaigė į Ukrainą pateko, taip susikloščius istoriškai. Kokia yra jūsų patirtis dirbant ten? Aš manyčiau, kad tikrai yra pozityvius. Žinote, kad mes tikrai Ukrainą laikome svarbiausią savo rinką ir taip susiklostė, kaip jūs minite, ne tik istoriškai, bet ir dėl to, kad mes tikrai įdėjom daug darbo šitoje rinkoje. Norėčiau pasakyti, kad Ukraina apskritai yra labai svarbi ir reikšminga visiems mūsų, verslo subjektams, todėl, kad visų pirma, tai yra didelė rinka. 45 milijonai vartotojų, tai yra tikrai labai reikšminga ir didelė rinka. Antra, norėčiau pasakyti, kad šita šalis visgi yra arčiau mūsų negu galbūt Rusija, Kazakstanas arba Baltarusija, kurios yra šiuo metu Muitų sąjungos narės ir tai aišku reikšmingai riboja galimybės eksporto iš to šalis, nes muitų lygis apskritai yra gerokai mažesnis į Ukrainą ir tai tikrai padeda ne tik mums, bet aš manau ir daugeliu kitų verslininkų plėsti verslą šitoje šalyje. Trečia, norėčiau pasakyti, kad, sakykime, finansinė našta plečiant savo verslą, savo prekinių ženklų į Ukrainą yra gerokai mažesnė, negu kad tai darytų, sakykime, verslo įmonės, norėdamos tą patį atlikti vakarų Europoje arba apskritai Europoje, Skandinavijoje ir kitose šalise, nes ten faktiškai mūsų verslo įmonėms, kurios yra pakankamai mažos, yra tikrai sunku ir aš manyčiau netgi beveik neįmanoma savo prekinį ženklų pradėti prekybą ir pakankamai sėkmingai plėsti. Na ir ketvirtą, vis dėlto norėčiau pritarti Regimantui, kadangi iš tikrųjų tai yra labai pelninga rinka ir pelninga rinka pirmiausia dėl to, kad mes mokame dirbti ir tuo pačiu Snaigė moka dirbti tomis rizikingomis, galbūt šiek tiek sąlygomis, kurias minėjo ponas Regimantas. Ir prie mūsų prisijungė ponas Vladislovas Kalinauskas iš bendrovės Baltic Trade. Labas vakaras. Sveiki. Na, jūs taip pat stengiatės gerinti tuos prekybinius ryšius tarp Lietuvos ir Ukrainos. Ką kiekvienas verslininkas turėtų žinoti, eidamas į šią rinką? Nepaisant to, kad šita rinka labai didelė, pelninga ir panašiai, visada reikia vertinti rizikas. Ta prasme, tai yra pakankamai biurokratizuota rinka, pakankamai korumpuota rinka, na ir pakankamai sudėtinga verslo aplinka. Tai sakyčiau, tai yra antras lazdos galas. Bet nepaisant to, tai yra didelė rinka su galimybėm užsidirbti. Tai dėl to mes ten esame. Na, tos rizikos, apie kurias kalbate, ar jos mažėja pastaruoju metu, ar didėja jūsų vertinimu?
jos keičiasi. Tarkim, taip, rizikos laipsnis, nesakyčiau, kad didėja. Ekonominė politinė aplinka pakankamai sudėtinga. Ir tą visada reikia turėti omeny. Ir nesakyčiau, kad jos mažėja. Tiesiog jas reikia žinoti, jas reikia valdyti, su jomis susitaikyti ir dirbti. Ponas Jablonskai, jūsų vertinimu, ar blogėjanti politinė situacija Ukrainoje gali pakenkti verslui Lietuvoje, kuris turi santykius su Ukraina? Na, atvirai pasakius, vis kintant ir politinė aplinka Ukrainoje, nelabai tos turi įtakos, nes vis laik ukrainiečiai lietuvių atžvilgių yra draugiškai. Ir neteko ar pasikeitus vienai ir kitai valdžiai susidurti, kad ir pasikeistų tą patį aplinką. Vis tai daugiausiai lemia teisingas partnerių pasirinkimas ir teisingų kontaktų turėjimas. Tai čia yra pagrindiniai tokie trukdžiai, nepasirinkus teisingų partnerių atsitinka problemos prekiauja su pačia Ukraina. Politinės įtakos mažiau turi įtakos prekybai. Politika savo, verslas savo ir visuomet tai būdavo jūsų pastebėjimas. Bet politika su verslu ten tamprai susijus. Ir tam esmė, pagrindinis dalykas yra teisingai partnerius pasirinkti. Jeigu tu turi partnerius, kuris tarsi turi ir tą patį kontaktą su valdžia, draugauji, tai žinau, kad tavo verslas lengviau seksis Ukrainoje. Jeigu tai pasikeitus valdžiai, tavo partneris jau lieka prie tos buvusios valdžios, gali atsiras problemų. Kaip pasirinkti tą teisingą partnerį? Kaip susirasti teisingus draugus, keičiantis politiniai situacijai? Pana Šeika. Aš manau, kad čia reikia kalbėti apie kelis verslo modelius, kurios taiko Ukrainoje mūsų verslininkai. Vienas, tai ką minėjom, tai yra savo prekybinės atstovybės steigimas. Tuo atveju pats ėmės visą riziką ant savo pečių ir tai yra ganėtinai sudėtinga. Antras kelias yra paprastesnis, turi savo atstovybę, galbūt pažiūrėti šiek tiek reklaminėm akcijom, pažiūrėti, kaip yra vystoma prekyba tavo prekėmis. Bet tą daro jau ukrainiečių partneriai, tą mes esam šiuo metu įdėgę, o kitas variantas tiesiog eksportuoti savo prekes, pasirinkus kažkokį partnerį pardavimo būdu. Tai aš manyčiau, kad vis dėlto tas antras būdas, kai pats prižiūri, kaip vyksta tas prekyba, kaip tavo prekes yra išdėstytos parduotuvėse, kiek jos yra patrauklios vietiniam vartotojui, darai pats, o visą kitą atlieka partneriai, kurie yra būtent žinantis, kaip tą verslą daryti. Ir dar vieną dalyką pridėčiau, tai yra vis dėlto diversifikacija tam tikra išskaidimo rizikos. Tai yra mes, pavyzdžiui, nevystom verslo su vienu partneriu, vystom verslą su daugeliu partnerių, nes vis dėlto reikia prisiminti vieną dalyką. Rizika yra didesnė ir prekinio kredito draudimo kompanijos nedraudžia verslo šioje šalyje. Reiškia, norėdamas būti saugesnis, turi ir išskaidyti riziką, ir pasirinkti draugus, ir pasirinkti partnerius ir žinot, kaip tą daryti. Aš dar norėčiau grįžti prie pono Kalinausko, kuris vis dar yra su mumis. Jūsų vertinimu, ponas Kalinauskai, kaip reikia pasirinkti teisingus draugus ir kaip gali toliau plėtotis Lietuvos ir Ukrainos verslo santykiai? Na, santykiai, aš manau, jie tik tai stiprės, kadangi mes patys jaučiame, kad vis daugiau lietuvių domisi šitą rinką, ateina į šitą rinką. Šiek tiek buvo nuslūgęs tas susidomėjimas krizės metu, bet dabar visą tai atsistato. Partnerius, galėčiau galbūt pasakyti iš savo patirties, mes labiausiai pasitikėjom rekomendacijom tų žmonių, kurie atėjo anksčiau. Tai buvo pradiniai ryšiai, o paskui dirbant Ukrainoje, tie ryšiai mezgasi natūraliai, atsirenki su kuo dirbi, su kuo nedirbi, bendrauji su patikimų partneriais ir panašiai. Tai faktiškai tas procesas vyksta. Ar kultūra Ukrainoje apskritai yra, verslo kultūra yra panaši į tą Lietuvoje? Ji yra mums suprantama, kadangi mes vienoje erdvėje visi gaunam dirbom, ji yra mums suprantama, mentalitetas šių žmonių, bet jinai šiek tiek skiriasi. Tarkim, kas labiausiai glumina pradžioj, bet su kuo vėlgi išmokom gyventi, tai yra šiek tiek liberalesnis vietinių žmonių požiūris į, tarkim, duotą žodį, įsipareigojimus ir panašiai. Jeigu bus pasakyta, kad kažkas bus padaryta rytoj, tai nebūtinai bus padaryta rytoj ir taip, kaip buvo sutarta. Tiesiog prie to pripranti ir atsižvelgti. Gaila, ryšys nėra toks geras. Aš labai ačiū, kad prie mūsų prisijungėte. Tai Vladislavas Kalinauskas, bendrovė Baltic Trade. Ir taip pat studijoje su mumis buvo Gediminas Šeika, Snaigės vadovas, ir taip pat Regimantas Jablonskas, Užsienio reikalų ministerijos išorinių ekonominių santykių departamento direktoriaus pavaduotojas. Ačiū, kad atėjote į studiją. Ačiū. Dėkui.